Šiandienos video – faktai apie visiems iš istorijos gerai žinomą Adolfą Hitlerį. Jeigu video pasirodys įdomus, nepamirškite juo pasidalinti ir su kitais. O dabar be ilgų kalbų pradėkime. Adolfas Hitleris gimė 1889 metais balandžio 20 dieną nedidelėme Braunau miestelyje ant Ino kranto, dabartinės Austrijos teritorijoje, netoli Vokietijos sienos. Jo tėvas, Aloizas Hitleris, iki 40 turėjo mamos mergautinę pavardę, kurios tikrai neištarsiu taisyklingai, bet pasikeitė į patėvio pavardę Hitler. Teisinėse dokumentuose Hitler, o ne Hitler, buvo nurodyta kaip nauja Adolfo pavardė, nors rašybos pakeitimo priežastis nėra žinoma. Vaikystėje Adolfas buvo lepinamas mamos, tačiau nuolatos pykosi su savo griežtu tėvu, kuris nepritarė nepagarbiam sūnaus elgesiui mokykloje ir dailės pomėgiui. Po to, kai 1903 metais mirė jo tėvas, Hitleris po kelių metų nusprendė mesti mokyklą ir netrukus pradėjo švaistyti savo palikimą studijuodamas dailę Vienoje. Likęs be pinigų, Adolfas mėgino kreiptis į giminaičius, prašydamas finansiškai jį paremti, bet niekas taip ir nesuteikė pagalbos. Keletas iš jų net liepė susirasti paprastą darbą, bet Adolfas buvo per daug principingas tuo metu. 2 kartus neįstojęs į dailės akademiją, galiausiai liko visiškai be namų. Kurį laiką gyveno benamių namuose, dirbdamas mažus pavienius darbus, kol suprato, jo gali užsidirbti daugiau pinigų, pardavinėdamas garsių Vienos orientyrų paveikslus, kuriuos kopijavo iš atvirukų. Maždaug tuo metu Hitleris pradėjo vis labiau reikšti savo nuomonę apie vokiečių nacionalizmą ir antisemitizmą. Šie jausmai tik sustiprėjo per jo karinę tarnybą Pirmajame pasaulinėme kare ir ypač po jo. Taip pat jis tarnavo Bavarijos armijoje, nepaisant Austrijos pilietybės. Jis išvyko iš Vienos, kad nebūtų šaukiamas į Austrijos armiją, mat kaip pats kalbėjo, jis nenorėjo kovoti už Habsburgų imperiją dėl armijoje buvusių rasių maišymo. Yra pasakojimas, jog Pirmajame pasaulinėme kare Didžiosios Britanijos kareivis Henrikas Tendėjus tarimai turėjo galimybę nušauti Adolfą Hitlerį ir kitus jo pulko narius, tačiau negalėjo prisiversti to padaryti. Tolesni tyrimai parodė, kad ši istorija yra visiškai netiesa. Dieną, kai jį tariamai vos nenušovė, 1918 metais rugsėjo 28 dieną, Hitleris buvo atostogose. Taipogi per daug nenuoseklu ir įtartina, kad būtent garbės medalį gavęs britų kareivis pasigailėjo Hitlerio gyvybės. Tačiau teisingas faktas tas, jog per karą Adolfas ir kiti bendražygiai, kuriam laikui neteko regos bei prarado balsą po garstyčių dujų atakos. Tiesą sakant, Adolfas turėjo gan vešlius ūsus tuo metu ir būtent dėl jų negalėjo visiškai izoliuoti kvėpavimo kaukės, kas ir sukėlė garstyčių dujų patekimą į akis ir kvėpavimo takus. Už drąsą karo vakarų fronte Adolfas Hitleris gavo geležinį kryžių, nors dauguma istorikų sutinka, kad jis daugiausia tarnavo kaip dispečerinis vadas ir būrio specialistas esantis už fronto linijų. Hugo Gutmann, vėliau žinomas kaip Henris G. Grantas, buvo Vokietijos žydų armijos karininkas bei vienas iš aukštesnių Adolfo Hitlerio karininkų Pirmajame pasaulinėme kare. Karo metu būtent jis rekomendavo Hitlerį apdovanoti geležiniu kryžiumi. Kaip ir daugelis vokiečių, Hitleris kaltino žydus, marksistus ir vokiečių vyriausybę dėl savo armijos pralaimėjimo. Miunchene įsikūrusioje Vokietijos darbininkų partijoje jis rado bendraminčių ir netrukus pasinėrė į politinį gyvenimą, duodamas kalbas ir vesdamas renginius savo dešiniųjų labui. Iki 1921 metų Hitleris išpopuliarėjo dėl savo kalbų ir tapo pirmininku to, kas dabar vadinama nacių partija. Tačiau jo laikas viršūnėje truko neilgai dėl nesėkmingo 1923 metais perversmo bandymo, žinoma kaip Beer-Hall-Putsch, po kurio jis metus laiko praleido kalėjime. Būdamas kalėjime, Hitleris parašė politinį manifestą, kuriame apibrėžtos jo nuomonės Mein Kampf, kurio buvo parduota net 5 milijonai egzempliorių. Vėlesniais metais po vieną egzempliorių gaudavo ką tik ištekėjusios poros. Kai Hitleris sukūrė nacių partiją po jo paleidimo iš kalėjimo, milijonai vokiečių pradėjo reaguoti į Mein Kampf pateiktas idėjas ir naciai netrukus pelnė pergalę nacionaliniuose rinkimuose. Galiausiai jie turėjo daugumos atstovų parlamente užnugariai ir keli pagrindiniai politikai sakė prezidentui Pauliui von Hindenburgui, kad visai būtų prasminga Hitlerį skirti kancleriu. Po metų prezidentas Hindenburgas mirė, o nacių partija buvo stipresnė nei bet kada ir Hitleris sugebėjo paskelbti save Vokietijos fiureriu. Likusi dalis, kaip sakoma, yra istorija.
Nuo jo paskelbimo diktatoriumi iki savižudybės, kiekvienas jo veiksmas buvo skirtas sunaikinti Europą, siekdamas užkariauti kaimininės šalis bei sunaikinti visus, kas netitiko jo arijų vizijos. Tačiau nenoriu pasakoti to, kas jau yra istorijos vadovėliuose. Man ir pačiai norėjosi sužinoti kažko naujo, kažko daugiau žmogiško ir paprasto apie jį. Tad štai keletas faktų, kurie tikiuosi, kaip ir man, buvo negirdėti. Asmeninio Adolfo Hitlerio fotografo dėka turime gan įdomių pačio Führerio nuotraukų. Demonstracinis diktatorius norėjo įamžinti savo gestus ir išraiškas, kad būtų galima pamatyti tai, ką matė jo auditorija. Taip, Hitleris norėjo panaudoti šias nuotraukas kaip tobulinimas įrankį, bet kai jis iš tikrųjų pamatė jas, liepė fotografui sunaikinti tiek nuotraukas, tiek negatyvus. Tačiau Hoffmanas nepakluso šiam sakymui. Nors Adolfas Hitleris be jokios abejonės buvo piktas, nežmoniškas lyderis, panašu, kad jis turėjo vieną silpnybę savo gyvenime – savo pusiau dukterėčią Geli Raubal. 1925 metais, kai Geli buvo vos 17 metų, Adolfas Hitleris pakvietė jos motiną Andželą tapti jo namų šeimininkė. Andžela atvyko kartu su savo dviem dukterim – Geli ir Alfrede. Hitleris buvo iškart sužavėtas Geli, kuris apibūdino ją kaip neįprasto grožio. Nuo pat atvykimo jis nepaleido jos iš akių. Po 2 metų Andželai buvo pasiūlyta persikraustyti į Hitlerio namo, o Geli pasilikti su juo jo bute. Daugybė ekspertų ir istorikų ginčijasi, ar Geli išties liko savo noru, ar tiesiog neturėjo pasirinkimo tame. Po 4 metų Geli nusižudė neištvėrusi Adolfo nuolatinio pavydo ir jos kontroliavimo. Kiti teigia, jog būtent Adolfas konflikto metu ją netyčia nušovė. Po jos mirties Adolfas pasinėrė į depresiją. 1936 metais daktaras Morelis susitiko su Führeriu per kviestinius pietus. Hitleris kentėjo nuo stipraus skrandžio spazmo ir didžiulio vidurių pūtimo. Jis įtikino hipochondriką Hitlerį praryti Mutaflor kapsulės. Hitlerio simptomai iškart pagerėjo. Įsitikinęs Morelio medicinos sugebėjimais, Hitleris 1937 metais paskyrė Morelą savo asmeniniu gydytoju. 1941 metais rugpjūčio mėnesį Hitleris sunkiai susirgo. Iki to laiko jis kasdien vartodavo vitaminų ir gliukozės injekcijas, tačiau jos nebebuvo veiksmingos. Nerimaudamas, Morelis kreipėsi į labiau mediciniškai abejotinus gyvūnų hormonus, kurie su laiku taip pat nustojo veikti. Hitlerio injekcijos apėmė metabolinius stimuliatorius, lytinius hormonus, iš sėklinių poslerio pagamintus ekstraktus ir jaunų bulių bei kiaulių kepenų prostatą. 1943 metais Morelis pradėjo švirkšti didelės opiatų dozes į Hitlerį. Eukodal, oksikodonas, farmakologinius pusbrolis heroinui vėliau tapo Hitlerio panacėja. Nustojus veikti ir tam, daktaras Erwin Giesing supažindino jį su kokainu ir nuo tada Führeris vartojo Eukodal kartu su 2 aukštos kokybės kokaino dozėmis. Ilgiausiai Hitlerio santykiai buvo su Eva Braun. Manoma, jog ji kartu su Adolfu vartojo daktaro Morelio išrašytus narkotikus. Ji bandė 2 kartus nusižudyti, norėdama atkreipti daugiau Hitlerio dėmesio. Daugas spekuliavo, jog santykiai su Eva tai buvo mėginimas paslėpti jo santykius su Geli Raubal ir tai, jog Adolfas iš tiesų nieko nejautė Evai. Jų santuoka tetruko mažiau nei 40 valandų prieš jiems abiems nusižudant Hitlerio bunkeryje. Vokiečių istorikas daktaras Joseph Steiner Brin atskleidė senai prarastus medicinos įrašus, kurie patvirtina daugam girdėtą kabutėse legendą, kad Hitleris turėjo tik vieną seklidę. Bet tai ne visai tai. Įrašai, atlikti medicininės apžiūros metu po Hitlerio arešto per 1923 metais nepavykusi Pierre Hall Punch, 7 faktas, rodo, kad jis kentėjo nuo dešinės pusės kriptorchidizmo arba nenusileidusios dešinės seklidės. Evian konferencija buvo sušaukta 1938 metais Liepos 6-15 dienomis Evian-le-Bain mieste, Prancūzijoje, siekiant aptarti žydų pabėgėlių problemą ir didėjančio žydų pabėgėlių bėgančių nuo nacistinės Vokietijos persekiojimo padėtį. Adolfas Hitleris atsakė į konferenciją iš esmės sakydamas, kad jei kitos tautos sutiks paimti žydus, jis padės jiems išvykti. Cituoju, aš galiu tikėtis ir tikėtis, kad kitas pasaulis, kuris labai giliai užjaučia šiuos nusikaltėlius, žydus, bus bent jau pakankamai dosnus, kad šią simpatiją pavers praktišką pagalbą. Mes savo ruožtu esame pasirengę perduoti visus šiuos nusikaltėlius šių šalių žinioje, net ir prabangiuose laivuose. Galiausiai konferencija buvo pasmerkta nepavykus susitarti. Tai buvo pati didžiausia galimybė išgelbėti milijonus nekaltų žydų. Net kai Adolfas paskelbė, jog įsodins juos į laivus ir išsiųs kur reikia, vis vien niekas nesugebėjo susitarti. Kaip? Pranešama, kad Hitleris atsipalaidavo švilpaudamas, įskaitant When You Wish Upon a Star ir Who's
Who's Afraid of Big Bad Wolf dainų melodijas. Kalbant apie vilkus, vardas Adolf kilęs iš Athal, kilnus, ir Wolf, vilkas. Vienas iš jo ankstyvųjų slapyvardžių buvo ponas Vilkas, Mr. Wolf. Du mėgstamiausi Adolfo Hitlerio filmai buvo Snieguolė ir 7 nykštukai bei Karalius Kongas. Jis ne tik, kad neatsiliko nuo tuometinių vokiečių filmų gamybos, bet ir aiškiai prašė parodyti tariamai korumpuotos Veimario Respublikos filmus bei žydų režisuotus filmus su žydų aktoriais. Jis taip pat žiūrėjęs filmus anglų bei prancūzų kalbomis. Hitleris kalbėjo tik vokiškai, o jo supratimas apie šiuos filmus rėmėsi siužeto aprašymais, kuriuos jam vakarienės metu pateikdavo adjutantai. Tyrėjai teigia, kad Hitleris turėjo daugybę ligų, įskaitant Parkinsono. Pranešama, kad paskutiniuosius 11 savo gyvenimo metų Hitleris sirgo psichiniais ir fiziniais Parkinsono ligos simptomais. Kai kurie istorikai teigia, kad jo sprendimų priėmimas turėjo įtakos Antrojo pasaulinio karo metu dėl galimos demencijos ir atminties praradimo. Hitleris niekada nesilankė mirties stovyklose. Nors dauguma stovyklų buvo pastatytos rytuose, vis dėlto tai stebinantis faktas. Nuotolis, kurį Hitleris išlaikė tarp savęs ir tikrojo žudimo vietos, paskatino neonacių šalininkų teiginius, kad Hitleris nebuvo atsakingas už holokaustą ir kad Heinrich Himmler laikė jį tamsoje apie tai, kas vyko. Tačiau Hitlerio dalyvavimo genocide galima rasti kiekvienoje galutinio sprendimo, programų skirtos nužudyti kiekvieną paskutinį žydą Vokietijos kontroliuojamoje teritorijoje etapuose. Grįžkime šiek tiek atgal. 1894 metais, sausio mėnesį, drąsus jaunuolis išgelbėjo 4-mečio berniuko gyvybę, ištraukdamas jį iš ledinio vandens. Kunigas Maksas Tremelis, garsus Europos vargonininkas, papasakojo, kad jo kolega Johanas Kiochbergeris buvo tas žmogus, kuris išgelbėjo mažą berniuką nuo nuskendimo, o patsai berniukas buvo Adolfas Hitleris. Yra net laikraščių mininčių šią istoriją, tačiau pats Adolfas niekada nebuvo apie tai kalbėjęs ar net užsiminęs. Tad ar šis pasakojimas tikras, spręsti jums. Hitleris gimė praktikuojančiai katalikų motinai ir antiklerikui tėvui. Kai Hitleris buvo 8, jis dainavo bažnyčios chore bei lankė dainavimo pamokas, kad patobulintų savo vokalą. Vienu metu jis netroško tapti kunigu. Tačiau vėliau jis pirmenybę teikė kai kuriems protestantizmo aspektams. Amerikos strateginių tarnybų ataskaita, Hitleris planavo sunaikinti krikščionių bažnyčių įtaką Vokietijos valdomose teritorijose. Atrodo gana keista, atsižvelgiant į daugybę žiaurumų prieš žmonės, kuriuos jis užsakė per savo gyvenimą, tačiau jis niekino žiaurų elgesį su gyvūnais. Hitleris laikėsi vegetariškos dietos, be to socialinėse renginėse jis kartais pasakodavo grafinės gyvūnų skerdimo istorijas, norėdamas atgrasyti savo vakarienės svečius valgyti mėsą. Netoli jo namų, Obersalzberge, Bavarijoje, buvo pastatytas specialus šiltnamis, kuris užtikrino nuolatinį šviežių daržovių ir vaisių tiekimą jam per karą. Jis netgi padėjo įgyvendinti laukinių gyvūnų, galvijų ir viščiukų apsaugos įstatymus bei ketino sumažinti vokiečių mėsos vartojimą po Antrojo pasaulinio karo. Jis taip pat vengė alkoholio ir tik retkarčiais privačiai gerdavo alų ir vyną. Dėl priaugto svorio 1943 metais visiškai to atsisakė. Jaunystėje jis smarkiai rūkė 25-40 cigarečių per dieną. Galiausiai jis metė ir didžiąją gyvenimo dalį visiškai nerūkė. Rūkymą jis pavadino pinigų švaistymu. Bet kaip jau žinome iš 12 fakto, galbūt nežinant, galbūt nesuprantant, ką vartojo, jo organizme buvo ir tai pakankamai daug narkotinių medžiagų. Iki savižudybės Adolfas Hitleris nematė saulės ištisas 10 dienų. Jis keletą mėnesių gyveno betoninėme bunkeryje, 28 pėdas žemų Berlyno griuvėsių. 1945 metais balandžio 30 dieną jis nusišovė, o jo įsakymu palaikai buvo kremuoti šalia bunkerio išėjimo. Eva Braun nusižudė išgėrusi nuodų. Po beveik 75 metų Berlynas beveik neatpažįstamas. Bunkeris, dabar pusiau nugriautas, yra po smėlio spalvos daugiabučio automobilių stovėjimo aikštele. Kremavimo vieta yra po keista daugiaspalvė vaikų čiuožykla. Man būtų gana baugu, kad ten gyventi tai žinant. Be abejo, yra ir daugybė kitų faktų apie jį, tačiau šiandienai pakaks. Jei video patiko, nepamirštam jo pasidalinti ir su kitais, o mes kaip visada pasimatysime per kitą. Bye!